Prie šių abiejų plūdžių galima tvirtinti papildomas antenėlės. Prisitaikote jas prie jūsų žvejybos sąlygų, keičiate spalvą pagal matomumą. Jeigu vėl kilo bangavimas, pasikeitė oro sąlygos jums bežvejojant, vėl paimate ir paprasčiausiai uždedate antenėlę, kad kylanti banga neskandintų plūdės. Per anglinį kylį esantį tarp ryškios antenos ir plūdės banga praeina lengvai ir jis visiškai nesibuoja tos plūdės, jis nesikraipo, o paprasčiausiai stoja vandenyje stabiliai ir puikiai rodo kibimą. Stacionariam gaudymui darto ir UFO plūdėmis mes naudojame įprastus tvirtinimo mechanizmus. Tai yra specialūs karabinai, tačiau be ilgesnės vielos. Paprastai kabiname plūdę ir kaip anksčiau perverėte silikoninius žiedelius per valą. Kada gaudome šiomis plūdėmis slankiojančių metodų, mes naudojame įprastą segtuką, kuris slankioja valu per kilpelę. Tvirtinti slankiojančią plūdę jūs naudojate įprastus stopmazgius, kuriuos rasite bet kurioje žūklės parduotuvėje. Per vamzdelį praveriate valą. Ištraukite vieną mazgą. Užnerėte jį ant valo. Per valą perverėte karabiną slankiojančių mazgų, kuris lengvai slankioja valu. Ant jo kabinate pasirinktą savo klaruzą, tai yra dart arba UFO plūdę. Ir turite slankiojančiam metodui paruoštą sistemą. Dažniausiai yra naudojami 3,90 ir 4,20 ilgio meškerykočiai. Jais užmesti masalą, fiksuotą stacionarią plūdę ir gaudant 3 metrų gylį yra labai sunku. Jūs turite 3 metrų valo atkarpą savo už nugaros prieš metimą. Užsimoti ir pasiekti didelės distancijas su tokia plūdė yra sunku. Būtent tokiu momentu ir naudojamos slankiojančios plūdės. Visa masė prieš metant yra sukoncentruota žemai, sakykime, metro aukštyje ar ten pusę metro nuo kabliuko. Ir kada metate, plūdė skrenda vėl, visą laiką skrenda priekiu į tą kryptimį, kurią sviedėte ją, ir nuskendus svarelių skendimo momentų valas ištempiamas, svarbu 3 metrai, 2,5 ar metras iki užfiksuoto stopmazgio, kuris ir pastato jūsų plūdę į reikiamą poziciją. Matote, kad plūdė įmesta į vandenį guli. Jis neturi jokio svorio savo korpusą. Man pačiam kilo abejonių dėl šios plūdės galimybės skristi toli, kadangi plūdė neturi savyje svorio priekį korpusų koncentruotą. Jinai skrendantį, aš galvoju, kad jinai skris šitai. Vengrai šią skridimo problemą išsprendė panaudodami visiškai naują plūdės tvirtinimo būdą prie valo. Įviriamas valas eina plūdės korpuse įstrižai, o ne tiesiai kaip įprastoje plūdėje. Būtent ši savybė leidžia atsisakyti papildomo suktuko ir jį nuėmus
pervirus plūdę. Plūdės svėrimo kryptis yra nurodyta rodiklėlė. Jūs gaunate valu slankiojančią plūdę, kuri labai lengvai slysta viena kryptim. Tai yra kyla į viršų. Sekantis etapas yra plūdės išsvėrimas. Veriate tokio didumo svarelį, kuris yra nurodytas ant plūdės korpuso. Jį fiksuojate papildomų svarelių arba suktukų ir turite visiškai subalansuotą, paprastą išsvertą sistemą. Įleidus į vandenį, matote, kad plūdė nusveriama viso svorio ir jos keliamoji galia yra tikrai didelė ir jinai kelia tiek, kiek yra parašyta. Kitas niuansas, kuom sužavėjo mane šitos plūdės, yra, kad tai yra to papildomas suktukas nereikalingas, tačiau plūdė visą laiką išlieka prie svorio skridimo metu. Tai reiškia, kad skridimo momentu jinai nesiplaiksto aplinkui, nekyla į viršų, o visą laiką yra ties visų svorių ir taip išgaunama ta pati skridimo trajektorija kaip ir plūdės raketos. Jūs galite matyti, kad visas raketos svoris yra sukoncentruotas korpuse. O čia visas plūdės svoris yra sukoncentruotas svarelėje, kuris vėliau nuskęs į dugną. Trižai valu perverta plūdė skrendanti ore nesiplaiksto ir tai sumažina susipainiojimo tikimybę iki minimumo. Tokiomis plūdėmis jūs puikiausiai galėsite žvejoti giliuose ežeruose, karšius, toli nuo kranto, galite užmesti 40-50 metrų ir galite žvejoti 6 metrų gilyje, būtent kokie yra Lietuvos ežerai. Asmeniškai aš pats gyvenime niekada dar nemačiau paprastesnės ir geriau paruoštos plūdės žvejybai dideliuose giliuose. Klaruzas taip pat pateikė jums plūdę Rocketė Light. Tai yra stiklinio korpuso plūdė, kurią galite žvejoti sekliuose vandenyse, gaudami lynus, gaudami karosus. Plūdė yra pati juodos ir permatomos spalvos, jinai nebaido žuvies, netgi būdama giliai panėrusi po vandeniu, jinai visiškai neįtakoja žuvies kibimų kaip kitos ryškesnės plūdės. Taigi, gaudami šią plūdę žvejojate netoli kranto, žvejojate lynus, žvejojate karosus ir galite pasirinkti taip pat plūdę. Tai yra 7+1, jos, kaip matote, keliamoji galia yra tik 1 gramas. Mums daugiau ir nereikia, kada gaudome sekliame vandens telkiny. Ta pati plūdė puikiai tiks bet kokiame komercinėme vandens telkiny, kur gaudomi karpiai, ten tikrai nėra daugiau negu 2 metrai gilis. Žvejojate, jis yra, matote, stipri, jis nelūžta, karpis gali plaukti ten į žolės, eiti, painiotis, plūdė nenulūž, tik tai svarbiausia, kad valas atlaikytų. Plūdės jautrumui padidinti jūs galite naudoti vėl papildomą antenėlę, kurios keičiasi tarp visų mano jau anksčiau paminėtų plūdžių. Noriu pasakyti, kad visas plūdės, kurias šiandien įvardinau, yra naujiena Lietuvoje. Jos yra ne naujiena sportinės žūklės pasaulyje. Aš pats su jomis laimėjau ne vienas varžybas, su jomis gaudo geriausi pasaulio žvejai, tačiau tai visiškai nereiškia, kad jūs patys negalite jų naudoti. Patarčiau pasirinkti Klaruzo plūdę dėl jos patvarumo. Jos visos yra padarytos iš plastiko.
nelūžtančios. Dėl jų universalumo galite žvejoti tiek gilioje vietoje, tiek toli nuo kranto, tiek sekliai. Dėl jų galimybės prisitaikyti prie žūklės sąlygų, keičiantis apšvietimui, keičiant antenas. Dėl galimybės neperšinant sistemų padidinti svorius. Visą tai jums suteikia naujas produktas Lietuvoje – Clarus.